Žinote, netyčia radau šį vaizdą įrašą iš gimdymo namų ir prisiminiau. Vyrai, jūs net neįsivaizduojate, kas ten vyksta. O baisiausia tai, kad iki šiol 300 000 moterų miršta arba nėštumo, arba gimdymo metu. Tai yra maždaug 712 moterų per dieną. Tai yra kas 2 minutės miršta moteris. Gimdanti moteris. Čia yra tas pats, kaip kasdien kristų lėktuvas su keleiviais. Ir visi sakytų, nu ir kas. Ir visiems būtų nusispjauti. Ir visada atsiranda tokių vyrų, kurie sako, nu ir kas, kad čia moteris biški jai ten paskaudės, jinai ištvers, jinai gali pakentėti, nes tai yra jos prigimtis, nieko čia tokio, ji yra tam skirta gimdyti. Žinot, čia reikia būti tokiu bepročiu, taip manyti, nes jūs tiesiog neįsivaizduojate, ką tai reiškia gimdyti. Nu, pavyzdžiui, vidutinis gimdymo skausmas medicinos skalėje siekia 57 vienetus, kad jūs suprastumėt, jeigu jūs vienu metu susilaužysi 20 kaulų, jūsų skausmas bus tik 40, o gimdymo 57. Ir moteris tai ištveria. Ir įsivaizduokite, sąrėmiai tai yra pats skausmingiausias dalykas, kentėti tuos sąrėmius gali tęstis 3 valandas, o gali dar tęstis 2 paras. Ir būna taip, kad vaikas įstringa dubenyje, moteris negali pagimdyti ir ją gyvai pjauna, būna be anestezijos, be narkozės, ji gyvai plyšta. Ar norėtumėt visą tai išbandyti? Aišku, kad ne. Ir po viso to dar atsiranda vyrų, kurie išdrįsta sakyti, kad moteris per daug verkšlena, per daug skundžiasi. Jei gimdyti tektų vyrams, niekas iš jų nesutiktų, žmonija paprasčiausiai išnyktų. Niekas iš vyrų to nepadarytų savo noru net už milijonus. Todėl vyrai, kai jūs pradedate kritikuoti moteris po gimdymo, kad ji yra sustorėjusi, neprisižiūrėjusi, su celiulitu ar nepakankamai seksuali, tiesiog užsičiaupkite. Nes moteris padaro tai, ko jūs niekada gyvenime neišdrįstumėt padaryti. Ir žinot, kas yra nuostabiausia? Net po tokių sunkių kančių ir skausmo moteris dar sutinka gimdyti dar kartą. Tai neįtikėtina.